Na ką, laba diena, tai pagaliau išėjome į gamtą ir vakar čia prognozavo visoje Lietuvoje, kad bus labai didelė audra, tai nebuvo jokios audros, viskas buvo labai gerai. Išėjome į lauką pirmą kartą prie griliaus, tai pagaminsiu užkandį. Reikėjo kažką tokio susigalvoti labai paprasto, greito ir kad būtų skanu ir galima būtų pasidalinti. Tai va, pasidalinsim, nežinau kaip tai pavadinti, bus tortilla rolls, nežinau. Sugalvosim pakeliui. Daug skirtingų sūrių, šoninės, grilius ir indas, kuriame kepti. Sūrių gorgonzola, čederis, mėlynasis sūris ir šiek tiek tepamojo sūrio. Taip, ir padarysime tokias dešrės, tada jas įvyniosime į šoninę, susipjausim ir dėsim kepti. Nu ką, sudėjome į vidų sūrį, dabar suvyniosime viską į šoninę. Ir suvyniojam į šoninę, išsimatuojam aukštį, koks tai mums tiks, labai geras aukštis, jo. Baigti, ką aš 10 minučių užtrukau, metam į kepsninę, padėsim čia šiek tiek. Temperatūra 200, dedu viršui, kad apačia nepadegtų ir manau, jau 15-20 minučių ir manau, kad jau bus ready. Paragauk šitą. Skanus? Daug paragauk. Кавыш, конечно. Противно žiūrėk čia. Va ką, 20 minučių ir turime. Traškumėlį čia sūrio. Nu ką. Skonis, žinokit, pasakiškas. Jaučiasi sūrumas nuo sūrių skirtingų. Aš labai mėgstu pelėsinį sūrį. Kreminis sūris to minkštumo gal priduoda. Šoninė, šiek tiek paskrudusi. Ir ant viršaus dar sūris. Čederio. Pasaka.